Geležinkelio stoties rajonas vienas naujausių Alytaus mieste. Nuosavi namai čia iškilo per pastaruosius 5 metus. Statybininkai, kasdami duobes jų pamatams, rasdavo šovinių ir net vieną kitą karo laikų sprogmenį. Tik niekas nesitikėjo, kad jų čia slypi visas arsenalas. Artilerijos sviediniai ir minosvaidžių minos guli ir po pušyno samanomis ir naujai sukastuose daržuose. Čia daugiausia minosvaidžių randam minų ir buvo vokiečių minosvaidžių pozicijas. Apkasuose daugiausia randam ir nesprogusių minų ir artilerijos sviedinių skeveldrų. Granatą vokišką pavamzdinę radom dar čia. O daugiausia tai minosvaidžių minos. Ir šovinių dar yra, gilzių visokių. Daugumą surastų sprogmenų išminuotojai veža į šaudyklą. Iššautas, bet nesprogusias minas sprogdina vietoje. Šią savaitę Kunigaikštienės Birutės batalione lankėsi Švedijos karinių pajėgų inspektoriai. Jie matė inžinerinio būrio surinktus vokiškus kulkosvaidžių vamzdžius, šovinius, šalmus. Švedai taip pat stebėjo, kaip šalia naujų namų sprogdinamos minos.